Turiu, turiu, turiu. O, labas. Ką tu? Pamiegojai? Nes aš tai nepamiegojau. Eik, tas savo kaip čia orange pila yra. Ir čia kažkas. Ir nubėgimas žodį, bet. Tais. Shiny. Jo, dabar yra 8 su beveik ryto. Šiaip turiu skubiai susirinkti galą, nes šį vakar greit neužsidėjom nieko. Susirinkti, užsidėti buferius, užsidėti lempas, sustvarkyti viską, susidėti įrankius ir mauti į trasą iš karto. Ir dar patestuoti suportus, dar nusiplaut mašiną. Pažiūrėti ar kuro yra. Žodžiu, dar reikalų daug, tai diduosiu viską čia darausi ir maunam į varžybas. Visio, suvažiavom Civiką. Laikrodis įsikrovęs, aišku, bet suportai stabdo. Baltą dūmą meta. Šalmą įsidėti, dar galim bagažinės nedaryti. Pavažiuojam iki šalmą. Labas. Hello. Pagaliau radai diktuką. Laukiam startą. Prilakstysi, tikrai. Čia tu neprilakstysi, tikrai. Suvažiavom susipažinimą, trasa pradžioj siaura labai, o po to jau įgauna greičio daugiau ir momentumo. Tai reikia priekį pradžioj neperdegti ir galą visą švariai suvažiuoti ir greitai. Nes vėl čia, jeigu nerizikuosi, irgi vėl nebus rezultato. Tai stengsimės nerizikuoti pirmą važiavimą, o po to žiūrėsim kaip bus. Ir dabar laukiam startą, neužilgo turėtų startuoti. Šiaip gal vienintelis etapas, kuris sukėlė daugiausia streso, kadangi tiek mašinas neparuošta yra, tiek trasa nežinoma. Ir tokia kitokia negu visos kitos. Tai žiūrėsim kaip bus. Visio, važiuojam. Už minutės. 25:00 startuoja 4.
nesąmonė. Nes pradžioj visiškai šaltos padangos buvo, visiškai. Ir tada aktyvavosi ties ilguoju šikanu, karočiui. Tai su šaltom konkrečiai važiavo padangom, visiškai nėra sutipimo. Po pirmo važiavimo šiek tiek biškai nusiminau, nes pamečiau vairą. Tai gavosi taip, kad dabar stovime 4 vietoje, įsukėm minutę 9, tiek pat kiek Štaškūnas realiai. Tai mus lenkia tik Gordonas su minutę 7 ir Lukas Jaruševičius su minutę 5. Tai nepametus vairą, manau, dar porą sekundžių ir dabar bus stabdžiai ir gal padangos šiltesnės, tai žiūrėsim kaip bus. Tiesiog važiuojam, jau nieko nesitikiu iš tą etapą. Bet neužtenka, dar reikia, tikrai neužtenka. Esim ką čia įmušiam. Minutė 5 ir 3, važiuojam! Kas tau ten buvo per pirmą važiavimą? Prieš kalniuką pamečiau vairą ir karočią vos fiškės nenuverčiau. Tau sakė laikyt vairą, kad nepamestum ir bus geriau, žinot. Jie nereikia laikyt vairą? Jo, pabandyk gal padės. Alio. Na gerai, pabandysiu palaikyti vairą. Tikiuosi koliukų nenuverčiau, nes labai arti važiavau. Blet, Štaškūnas įkrovė. Minutė 4. Situacija tokia. Po trečio važiavimo Lukas Gordonas turi 2 sekundėm už mane greitesnis ir Jaruševičius dar 2 sekundėm nuo Gordono. O mes su Štaškūnu esam lygiai ant 100-osios skiriamės tik tais. Tai paskutinis važiavimas viską nulems dabar. Ar podiumas ar ne.
C klasę. Ten bildėjo raciją. Žodžiu, dar toliau papasakos. Nulis 300 startuoja 107. Fucking go! Viskas. Ten kažkur Civikas. Žodžiu, šiandienos reisas gal ir nepasisekęs taip, bet emocijų buvo labai daug iš tikrųjų. Komandiniai vietoj užėmėm pirmą, komandiniai įskaitoj. SGC1 Jaruševičius paėmė pirmą vietą, dėja tada man labai nepasisekė iš tikrųjų paskutinį važiavimą ir teko susitaikyti su ketvirtą vietą. Bet susumavus visus mūsų komandos narius ištraukėm kažkaip pirmą vietą. Tai jo, ir dar pagerinu savo trasos laiką, tai minutė 3 išsukt su D16 Civiku, tai čia yra, čia žiauriai gerai. Tai jo. O dabar laukiam apdovanojimų, turėtų būti neužilgo. Fotosesija, you're welcome, aikšteliai, sukviesim visas kameras ir jūsų aplodismentai. Greičiausias SGC1 trejetas, Lukas Jaruševičius, Lukas Gordonas, Lukas Stašurita, šampės dėžė, tikrai tikiu šiandien vešis kažkur po to, kaip susirinks tvoras, nusirinks top juostas ir apie kokią 3 nakties jau turės laiko tuo užsiimti. VTDK Racing! Komanda nugalėtoja, pirmoji vieta, 39 taškai. Žiūrėkit, gerai pradžiai RC kolos jau davė. Iki 8 plovyklų prizas, komandai plovimai nemokamai, visi plausis, prausis ir jūsų aplodismentai. Kol skamba aplodismentai, dar kartą ačiū. Karlas Go, ačiū Mototoja, Alytaus miesto savivaldybei. Ką čia turim? Turim šampaną, nelabai čia į šampaną panašu. Išėjo komanda iš ten pirmą vietą. Kas